geriau bus čia krepšelė. Pasildam, kad veselė kai. Man jau yra filmuoti. Bet filmuosim puskį. Tik turi matų. Ir muzikos atsivežėm. Labai dėkui. Liūdnas maršas. Bus linksmiau. Radėlė turi poetę atvažiuoti, bet kažką dar turi aplankyti, tai manau, kad irgi atvyks. Ir Dalis atvažiuos, ten yra dar viena. Pakalbėjom. Tai yra šašlikėnį kepsėm kiaulieną. Tai va, ir tokį seną knygą, gal nesat kas ir matė, gal kas nors matė, aš nežinau. Čia galit rasti apie mūsų praeitį, apie tai, kaip Žemaitė išmokino pasaulį, iš kur atsirado sanskritas, iš kur atsirado Žemaitė, kuri nusibodė gyventi Indijoje, parkeliavo į savo gimtą kraštą. Tai va tokių literatūrų aš ten esu pridėjęs daug. Nu čia koks penktadalis ir nes, jeigu, kaip sako, neskaitysi, nesužinosi tų dalykų. Tai kol ten biškį buvau lėšų, aš mokysiu bagavęs, paskui žiūrėjau, kad nieks nepameda, kad žiūrėjau, nori pasijuoks ištuštėjai. Tai Žemaitė paskui perėjai. Raštis visokius dalykus apie Žemaitėją. Tai buvo vienas toks momentas labai svarbus mums. Kitas momentas, reiškia, iš tos mūsų veiklos buvo pastatyti Žemaitių Alfų šventyklą. Aš tada buvau miesto tarybos narys, deputatas, tada reikia sakyti. Buvau deputatas ir aš suorganizavau susirinkimą Kurhauze.
ir bandžiau rasti pritarimą, bet atsirado ten klebonas vienas ir dar keli tokie jau prityrė, prisiekė jau krikščionis, kuris sako, nerek atgaivinti nieką, čia tegu buvo, krikščionis pasakė, tegu ten buvo. Kalba, jie kas gerą mokat, gali suprasti. Parašė, aiškiai. Žemaičių kalba yra tarp 60 kalbų, kurios yra naudojamas Europos Sąjungoje ir yra gyva kalba, o ne bet kokia mirusi, ar kokia prisnūdis. Mes turim savo raštą ir savo kalbam savai, ir spaudą turim, ir knygas leidam. Ir vat žinokit, visą laiką, kad yra gintaras, aš anam biškį pamačiais, nes anam trūks žinių, trūks supratimo, visko, bet žinot, bendrom jėgom mes įveiksim tų dalykų. Tai dėkui visiems. Dar prieš karštus, tada gal bandom su tais pasais ar ne, žemaitiškais. Nu, gal gintas taip išprašė. Gintaras gal. Jo. Dabar jau labiau, žinokė, labai organizuots, labai dar mums pasakys, kad ne vieną kalbą Edmunds Petreikis. Pamačiau dalį. Nepaskaičiau. Dar medalį tau duosiu. Nu. Dabar prisaidinkit, žmogų. Veiniolik mok pasakyti. Saik žemaitiškus egzaminus, kas mok veiniolik pasakyti. Gerai. Dėkui, dėkui. Juk aš ją ir geriau moku lietuvių už Edmundą, žemaitiškai. Kad sunkiai pasakė, aukštaitė, kad sunkiai, kad jau. Nu ir dabar dar, jei pasakykit, jeigu aš prie Žemaitijai dirbsiu laisvų drasko, mane Žemaitijos meška, čia būtų Kad tu prisakyti. dabar ne žemaitiška, tas... Nesvarbu, aš tau sakau, ko man turėk pasakyti. Jis pasą tik pakeitė, ne pirmą Aš tik pas pakeitėm, aš jau pas turėjau. Jau prisakyti, gerai. Rimta ceremonija, prašom, be... Gerai, gerai, gerai. Humoras visada sveika. Dabar kas turi? Laimutė. Tai tau įdomus pasidaryti. Ateik, Saudelė, ateik. Nu, laimutė, čia. Žemaičių pasaka, vėl sveikinam. Kita medalė. Ir dabar antrą pusę dar. Fotografijai padarė? Nepadėkite, nepasilikite. Darėlį šalia, atsistok šalia, Žemaičiai dabar. Stok į šalį, prašau. Gerai. Nu, o gera, dabar ir vienas žmogus, kuris ir Torgarau pavardės Katkus Katkevičius yra laimėjęs didelius mūšius ir Žemaitę vadina nuo Katko. O lietuviai Lenkai Katkevičium, ten sėdi Katkus. Simon giminaičių ir Katkų daug, kur visi labai kovingi, energingi, tai kad gintarai būk toks pat.
Žemaitijos jau, aš dar visko nežinau, kiek žinau, tai pasakys kolegos, paskui pakalbės jo bendražygiai, Gerai, dabar Ieva. Nu tai aš tik šiandien sužinojau, kad galim pasą reikia pakeisti. Pasižiūrėsiu. Pasibaigė. Tai va, nepamirškit pasus pasikeisti. Ir apie Augustą čia visi žinot, kiek jisai daug darė, kiek jisai tikrai darė, kiek balką darė. Ir mes talkinam jam. Va. Ir siūlyčiau dabar pakelti taurės už mūsų seniausią žemaitį kokią. Apie mes pažįstam, užaugus. Nu, ne žemaitis seniausias, yra seniausias. Nu, Bet kaip vadas seniausias. nu tai taip, aš ką Dėkui, dėkui. Sveikatos linkiu. Sveikatos metų. sveikatos. Bet palaukit, Julianas, tai Viskas palinkėjim. Nenustebkit, Augusto jubiliejus dar laukia, o šiandien turim kitą kaltininką. Ne, tai gimtadienį praėjo. Gerai, Tai va, tai už tave. sveikatą. Valio, valio, valio. Man dukrėlė buvo tikriausiai 2 metukų, kai vadinos buvo, dabar jau 14. Nu, gal visą paną. Nežinau, ar tai pirmas vaikėlis, kuris man vadinos įvykė ar ne, bet esu dėkinga už tai. Labai gražiai tau dukrai užaugo. Bet tau Roka baigė laimė, baigė gražiai mergaitė. Linkim Praumžio išgalių. Praumžiaus išgalių linkim. Ne, čia iš Augustą Grok be išgalį. Tik be išgalių. Jo, kaip be išgalį. Už tave, Augustai. Augustų nebegalim pagriebti, jie griebdavo. Žemaitė sako, biba gali. Viską, ką paliko, tai, kad Tiesiog susiteka po 50 metų, sako, kokia tu gražiai, sakau, jau toli jau gražiai. Tada Augustė noriu padėkoti tavai, kad tu mumis kreiti, ką mes draugaunam. Ir pasakyti, kad sutikom tokį žmogų, kad rame iš tikrųjų ta žemaitiška dvasia, žemaitiška širdis ir ta pati žemaitėja gyven visuomet tavie. Ir labai lenkaus tavai. Ir dabar žemaitišką dainą padaniausi. Ar atsistorkė? Kalbam, atsistorkė. On tata važiuoja.
verkė jauna, oi silpna verkė, jauna panelė, un tada važiuon matoši, un tada važiuon sena. Vokas man iš tolo, senas matošis, kad nėra mano bernelė, kad nėra mano jaunoj. Žemaičio Alkas seniūnas. Dirbam kartu su Augustu dabar, vat. Mokausi iš Augusto daug dalykų, tas perėmų žinias. Ir mes čia visi bendruomenė sugalvojame įteikti tokius apdovanojimus. Tik tas nusipelniusiam žmonėm, katrai aktyvus ir katrai prisideda prie veiklos. Tai visų pirma, pasveikinsim Augustą Narmontą už tus didelius darbus ir norim įteikti vot šitą Amseinas pasikabinti. Padėkos raštas. Padėkos raštą. Pasivytos nebėr turbūt ant sienų. Matot, ir du antspaudai, kadangi senojų Lietuvai būdavo visą laiką vadovaudavo Biškit į centrą, kad galim būti matyti. du kunigaikščiai. Biškit nuo stalo, į centrą. Viens pasilikdavo tėviškiai, o kitas... Palaukit, klausykit. Žodžiu, viens išeidavo kariaut, nu, pavyzdžiui, į Rusiją išeidavo, kaip... O kits lėkdavo Žemaitijoje ar Lietuvo sargėti. Jeigu tam nepasisekdavo, mūšį pralaimėdavo, ką nors, tas grįždavo pas brolį. Buvo tokie dvivaldystė, buvo labai pasiteisinis, reiškia. Algirdas su Kęstučiu valdė Lietuvą labai sėkmingai. Kaip ir pasirodė. Roba padėk, ten. Ne vien padėk, bet kai aš pastačiau auto, būdavo ten ant viršaus rasdavau tokių kakulių visokių, žinai. Tai motociklai pravažiuodavo, visokių dalykų buvo. Reikėjo turėti kantrybės. Taip, kad tau galbūt dabar tau. Žodžiu, linkiu, kad tau sektųsi, pasisektų visą laiką. Į kantrybę. Dėkui, bet čia dar ne viskas. Šiandien yra ypatinga diena, ypatinga proga. Augustai, pratęsk. Nu, tai čia bus jam priedą įteiksim prie visų tų Priedą tai įteiksim, bet šiandien Gintaras švenčia savo gražų jubiliejų. Jauno žmogaus jubiliejų. 40 metų. Taip, kad visi sveikinam ir tikrai linkim pačios geriausios kloties, žemaitiškos stiprybės. Visko, paties geriausio ir Gintarai tau.
padėkoti savo mamai, Nijolei Gustienei. Noriu padėkoti, kad mane užaugina, daug vargas su manim. Noriu teikti, vat, verbsti šitą tokį gražią virgėlę. Mama, Londone esat bogus. Gintara, mama, ar esat Londone bogus? Ne. Tai dabar jums Londone, Maksim. Pateiksim diplomą žmogui, Petras Purian ugnį ir neš vėliavą. Padėkos raštas vadinasi. Tas žmogus yra Sigutis Pocevičius. Nu, ateik, Sigut, prie mūsų. Labai dėkoju. Mums labai patinka, kaip sakant, mums ta draugė, mūsų kompanija, mes Augusti esam pažįstami, nu nežinau, aš nebuvau nuo pat pradžių, da kažką buvau iš Šventų, jis pabėgęs, taip aš esu beveik vietinis, nu pusantrų metų, apsgėmis Kauno rajone. Nu ir toliau sveikinsim mūsų Augusto draugė, visi mūsų draugė, finansininkė, buhalterė, socialinių tinklų yra influencerė, Rasa mūsų. Norim tau įteikti tau diplomą, padėkos raštą, už tus gerus darbus, Rasa. Tikrai labai daug tu mums prisidėjai, pagerbėjai. Mes tave labai gerbam ir mylam. Ir vat... Dėkui muzikai. Gyvuok, gyvuok ilgiausius metus, gyvuok, gyvuok ilgiausius metus, sveikatos, okvatos, lai niekad netrūks, sveikatos, okvatos, lai niekad netrūks. Gyvuok, gyvuok ilgiausius metus, gyvuok, gyvuok ilgiausius metus, sveikatos, okvatos, lai niekad netrūks, sveikatos, okvatos, lai niekad netrūks. Ir valiau! Nu dabar einam patiept duodeles. Nuėjome į kartą turgų ir vėl čigons arbūzus pardavinėja. Klausia, kas čia tokie ir? Sako, tas čigons komel kiaušienis. Nu, nusiperka tau kiaušienions, parsineš, sak, reik, nu, ilgą laikyti. Išsiperės. Per to arbūzą, per. Nu, niekap neišsiperams tas arbūzą. Ir pradėjo ons truputėlį jau gėsti.
Išnežu, sak, žalti tas čigons vėl manim apgavo. Išnešė į griovį, metė. Į zuikis tu pat pro šalį bėga. Sak, nu žalti, sak, dar reikėjo truputėlį palaukti. Pomelis įsiperėjęs. Vaikit vyrana jau kolkės. Pradėk, daugiau.
išjudėti, tik nerod nemalon, kad reik išjudėti. Rodbova, kelneliu važiuoti, rodbova, kelneliu važiuoti. Tik nerod nemalon, kad reik išvažiuoti, tik nerod nemalon, kad reik išvažiuoti. Vertų ženklų. O šitą dar gali arčiau prisuk prie durų. Už žirklų ir ilguoja. Neskubėk, kaip Jėzus man. Duris tada reikia neršami. Ne, nersim. Reikia pareiti su tuo. Vo, daugit čia tuoj patu. Vo, sekant. Jo, laiminga. Ne, kur harmonija. Pavelsit čia. Neskubėk, kaip kolega. Saugnuolį tavo daiva. Neskubėk, ko Jėzus man. Su gėlėm, jo. Kur harmonikos ar va. Aš su savo mašinu. Tai gal nereikės ir visiems įkolti. Kur tau ir kadėlė? Judam visi. Nereikia. Čia kamera nebijo, vandens nešia. Kiek aš farmus, aš susidėsiu, neklausiu. Gerai, Gerai, laiminga. Mergitė su lietsargiu. Galat, mergitė su lietsargio, galat atnešk poną toną arba Kur, sakykit. Kas tą palik? Nu, man atrodo, biškį suvažiavom, bet nepaliksim. lietsargio sunešė visas. O kaip yra moterinė klausyti. Labiau vietinė. Kokie jūs esi pavargę. Jėzau, kokie jūs visi. Jėzus Marija. O kokį balsą turi? O dar negirdėjai.